švelnus vėjelis. Šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos. Jomis atskriesiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija. Tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Laida Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Kažkaip keliuose nebėra harmonijos, nes jeigu mes taiga išblaivėjome, tai pradėjome važiuoti labai greitai. Tačiau to irgi negalima daryti. Sveiki, čia Reidas. Klaipėdoje Naikupės ir Šturmanų gatvių sankryžoje automobilio Ford Galaxy vairuotojas ant skiriamosios juostos užvėjo automobilį Hyundai Trajet. Šiaip tai nugarą saulė pučia. Tiek daug ir neišlindau, bet Aha. žmoną vežiau iš poliklinikos. Aha. Ir užteko? Saulė neplėskė akis, ji plėskė Fordo vairuotojui į pakaušį. Tad kaip čia nepamatyti to kito didelio automobilio važiuojančio pagrindinę Naikupės gatvę? Einam žiūrėti. Nieko nepavarėt. Abu incidento dalyviai buvo blaivus, o šiaip gerai, kad yra skiriamoji juosta antraip, juk būtų Hyundai'us išlėkęs į priešingą eismo pusę ir tada mes jau nežinome. O gal geriau ir nesužinoti, jeigu staiga iš priekio būtų atvažiavusi kokia kita mašinėlė. Vieną ketvirtadienį apie 5 valandą popiet Klaipėdoje sausio 15-osios Rumpiškės gatvių sankryžoje susidūrus automobiliams Audi A6 ir Citroen C8 sužeistas 37 metais gimęs automobilio Citroen keleivis Antanas. Sėdėjęs ant galinės sėdynės, nors jis buvo prisisegęs saugos diržus, tačiau dėdukas išvežtas į ligoninę. Speciali kėdutė išgelbėjo 5-metį jo anūką sėdėjusi šalia. Vaiką per avariją patyrusi stiprų išgąstį namo išvežė močiutė. Incidentą sukėlusi 24 metų automobilio Audi vairuotoja Irma buvo blaivi, jai pavyko išvengti sužalojimų. 1,5 metų vairavimo stažą turinti klaipėdietė pripažino, kad yra kalta, jog sukant kairiai nepraleido tiesiai važiavusio Citroeno. Tu labai mažai sudaužyta palyginus pagal aną. Aš buvau anksti pradėjus manevrą, jie nestabdė su avariniu važiavimu, aš būčiau pravažiavusi, jie būtų sustabdę. Irma, bet tu vis tiek turėjai praleisti, supranti? Tu turėjai praleisti ir viskas, žinau. Svarbu, gyvas sveikas ir faina. Tas dėdukas dar Ir faina svarbiausia. Citroen vairuotoja Marieta teigia, kad jokio posūkio signalo ji nerodžiusi, jų ekipažui reikėjo važiuoti tiesiai, sausio 15-osios gatve. Aš tiesiai važiuoju, mergaitė subandė pasukti į kairę. O, sako, su varniais jūs važiavot? Nesąmonė. Nu tai aišku, čia galėjo taip. Policininkai irgi pasakė, kad aišku, mes nekaltės. Nu jūs važiavot tiesiai, kaip bebūtų. Viskas matosi. Nu taip. Mes tiesiai važiavom, jinai ten bandė pasukti greitai, ten apsisukti ir man gavosi. Supratau. Įvykiai ėmėsi tirti Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai. Ikiteisminis tyrimas nepradėtas, vadinasi, senolio sužeidimai nebuvo sudėtingi. Dėl šios avarijos vakarinio transporto spūsčių metu Klaipėdoje eismas buvo dar labiau sutrikdytas. Nieko nepadarysi, vienas tiltas uždarytas ir jeigu kur kitur bakstelta, tai ir užsikemša miestas tampriai. Šilutės plentų važiuojant į kitą avariją, tik kaip triukštelėjo kažkas gale, einam žiūrėti. Va, žiūrėkit, 1, 2. O čia pas mane. Jo, o pas ponę tik tai nugrūžinta. Jo. Vaikui nieko? Vaikui nieko. Nes aš pats tai patikėkit, girdėjau, žinokit, kaip jūs bakstelėjo. Nors bakstelta nestipriai, kitą kartą žmonės pasijunta blogai. Šį kartą to nebuvo. Reido automobilio užpakalis paliestas nebuvo taip pat, tad tęsėme savo žygį popietinėmis Klaipėdos gatvėmis. Netrukus įsuksime į Jūrininkų prospektą, važiuojam link sankryžos su Šilutės plentu. Dešinėje pusėje vilkikas mums sustoja kelio ženklą, kad į kairę į Šilutės plentą galima sukti iš 2 eismo juostų. Tai ten kaip tik ir Latvių vilkikas lengvai keptelėjo Jaguaro kairį galinį sparną. Как вы думаете, кто виноват? Как вы думаете? Если бы я знал, что я виноват, я бы... Kalti abu vairuotojai.
Taip galvoja latvis. O lengvojo automobilio vairuotojui pritrūko supratimo, kad šioje situacijoje gal geriau sukti į kairę iš kairės kraštinės padėties, o ne glaustytis dešinėje vilkiko pusėje. Vertina tai, kad šioje vietoje išvažinėta kelio danga, kokia judri, tačiau beviltiška ir apleista ši sankryža. Tas kelio ženklas, kad sukti į kairę galima iš 2 eismo juostų, tiesiog atrodo kvailai. Šioje situacijoje, kai suki kartu su vilkiku ir nenori susidurti, kur turi atsidurti lengvojo automobilio vairuotojas, ką? Ant šaligatvio parodijos ar įvažiuoti į dulkėtą autobusų sustojimą. Ką? Va, kas tą ženklą pastatė, tegu pabando iš vilkiko šešėlio kairėje pasukti kairėn. Penktadienį Klaipėdos rajone Priekulės aplinkelėje nuo pusės 7 ryto iki 9 valandos 3 Klaipėdos kelių policijos biuro ekipažai tikrino vairuotojų blaivumą. Vieta reidui pasirinkta atvira, tačiau eismo dalyviams netikėta. Tokia netikėta, kad pirmoji mergaitė pralėkė pro ženklą stop. Ženklas pastatytas, nieko nematau. Lėkėt. Labas rytas. Nematėt stop ženklą? Ne, nepastebėjau. Kur važiuojate, Šilutėje į mokyklą? Ne, važiuoju į darbą. Vairuotojai, kurie jautėsi prastai miegoję ar išvakarėse gėrė, atvažiuojantis nuo Šilutės ir pamatę policijos ekipažus, turėjo tik 2 galimybės. Arba sustoti prie laikinojo kelio ženklo stop kontrolę ir papūtus į alkotesterį laukti, gal neleistini skaičiai jo ekrane užsidegs. 3 nuliukai, atminčiai. Arba žvyrkelių mauti per laukus. Visi bandė nusukti žvyrkelių, buvo policijos pareigūnų pavyti ir patikrinti. Visi buvo blaivus. Ta rytą vairuotojų veidai buvo šviesus, visi pūtė atsakingai ir tai darė, lyg tai darytų kas antrą dieną. Pirmą kartą neteko pūst? Ne. Būčiam gal sprakelės. Ačiū. Nu va, kaip skanu. 3 nuliukai, atminčiai visą gerą. Dovanų gavot ryte? Jo. Gero kelio. Labas. Paklaus norėjot ką nors? Ne. Ką? Taip? Malonu. Kodėl malonu? Kad tikrinat? Pilietis pripūtęs 0 ir 0,9 promilės alkoholio, o tai leistina norma, gynėsi Dievu, kad nieko nėra geras gyvenime. Labas rytas. Labą rytą. Tai nevartojot vakar? Realiai nevartojau. O tai iš kur tas 009? Kas yra? Ne, tai realiai ar nerealiai? Kaip čia buvo? Ta prasme, iš ta prasme čia negali būti nuo dantų pastos. Sakot, gali? Alaus? Ai, gali. Tai sakėt, alaus vartoju. Dabar jau dantų pasta. Taip, nebūna. Tuo metu buvo patikrinti ir dviratininkai važiuojantis pro šalį. Ir jie buvo blaivus. Na kas čia dabar? Labas rytas. Labas. Va, kokie tvarkingi esat. Nu kaip priklaus? Tai žinot, kad nuo Liepos 1 dienos vis dėlto nebereikės mums su Liemenėm dieną važiuoti. Žinot? Nelabai žinot? Čia nuliai. Matau iš akių. Perkat ragalą. Perkat ragalą? A vartojot vakar ką nors iš alkoholio? Ne. Kodėl? Ryte? Ne, nevartojate. O kodėl? Arbat gėrė. O ko negeriat? Nu, kartam. Kartem. Va, kokie dori skaičiai. Ne, reikia darbą dirbti, nėra kada. Jo. Tuos dalykus įminėti. Netrukus reidų buvo pasirinkta kita vieta, senasis Priekulės kelias prie išvažiavimo iš aplinkelio. Žmonės atvažiuojantis nuo Dituvos sodo pusės ir taip priversti čia sustoti prie kelio ženklo stop. Tai penktadienio rytą dar gavo progą ir į alkoholio matuoklio dūdelę papūsti. Pučia po biškį mažinam ir lengvai nutraukiam. O, šaunuolė. Čia, kad nereiktų šiukšlint. 3 nuliukai geras dienos. Šiaip jūsų automobilis kažkoks truputį rūksta ten, ar čia nuo rūkimo? Kaip čia dabar yra? Ne? Ką tik jisai rūko? Važiuokit, ponė. Diena. Ką gero. A vakar vartojom šampaną? Ne. O ką? Palauk, ką geriau? Pieną, kefyrą, kavą. A, tai neapsimoka tada. Ar apsimoka? Kaip norit. Jum rinkti. Sėkmės. Alkotesterio muzika šįkart neužgrojo niekam. Visi vairuotojai buvo blaivus, veidai šviesus, mamos vežančios vaikus į mokyklas ir darželius Klaipėdoje linksmos ir be galo gražios. Ir jau besibaigiant reidui vienas spūstelėjo 0,29 promilės alkoholio. Tai vėlgi leistina norma. Labas rytas. Labas rytas. Ką gėrėt vakar? Biškutį brindžiukai išgėriau. Brindžiuko kiek? Metai. Kad žinočiau aš, kiek kitą kartą gert. 200 kokius? Mažiau gal biškutį. Mažiau? O pavalgėt? Ne. Nevalgėt? Nu, reikia užkasti, kad ir brandy, nu.
O dabar va, užregistruošė mūsų visus. Reido metu patikrinti 233 automobiliai, 2 vairuotojai buvo vartoję alkoholio, tačiau alkoholio koncentracija neviršijo leistinos normos, 2 vairuotojai nubausti už tai, kad vairavo automobilius be techninės apžiūros. Toks buvo pirmos reido dalies reidas. Ir tai ne žodžių žaismas, o rimtas reikalas, nes antroje laidos reidas dalyje vėl bus reidas, tačiau ne visiems toks malonus, kaip buvo šitas. Dabar mūsų ir jūsų poilsio akimirkos, o po jų toliau laidoje matysite. Kas pasikeitė Bangų ir Joniškės gatvių sankryžoje, keliuose toliau siautėja Klaipėdos kelių policijos pareigūnai ir filmuoja reido reporteriai mėgstamiausią reido rubriką apie nesąmonės mūsų keliuose. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Tai buvo visa reklama, tai buvo visi anonsai, o dabar reidas. Antroji dalis. Šilutės plente susipuolė 3 automobiliai, tiksliau buvo supulti. Buvo pilta į BMW galą, tas iš Škoda rimštelėjo taip, kad šio automobilio vairuotoja buvo išvežta į ligoninę. Vėliau Škodos vairuotoja buvo paleista gydytis namo, o dabar aiškinamės, kaip čia buvo. Pirmas į galą gavau, o po to į priekį. Supratau. Nu, čia spėjau atsirinkti. Čia... Nu, priekį staigiau pastabdė. Dažnai čia važiuot? 100 kartų per dieną. Tai va. 100 kartų. Ir čia žinot, nu reikia žiūrėti, čia žinokit, nu iš tikrųjų, čia gali išeiti kas nors, dar kažkokios problemos prasideda. Taigi avariją sukėlęs vairuotojas paaiškino, kad Šilutės plentu per dieną gali pravažiuoti 100 kartų, bet štai vienas, patyrėjus dėmesį, gali būti lemtingas. Taip dabar ir atsitiko. Čia ne tik kartais tau kelią gali pastoti traukinys, čia pėsčiųjų perėja. Čia tokia vieta, automobilių kolonos galas gali įvažiuoti į tave, o ne tu į jį. O čia reido draugas Adomas mums nufilmavo įstabią avariją, kai Liepų gatvėje trumpinant kelią per šaligatvį bandė pervažiuoti automobilio Nissan vairuotoją. Kas iš to bandymo gavosi, matote patys. Čia ne šiaip šaligatvė bortelis, čia bortelis prie savivaldybės, o jis yra aukštas, nes prie savivaldybės. Apie šią avariją policijai pranešta nebuvo. Tokie laikai dabar. Žmonės šiais laikais prisidirbę nepasakoja pareigūnams, kad pavairavo tiesiog juokingai. Uždarius vieną uostamiesčio tiltą ir pertvarkant eismą mieste, Bangų ir Joniškės gatvių sankryžoje buvo pakeistas pagrindinis kelias. Dabar atvažiavęs Joniškės gatvė, tu nebesi teisus, tu esi neteisus, tu nesi pagrindinis, tai rodo kelio ženklai. O dar saulė iš tos pusės išsišėpė kaip tyčia, tai ir nepraleido Passat vairuotojo kito Volkswageno vairuotojus, kurie atvažiavo dabar jau pagrindinę Bangų gatvę. Antrojos tai buvo mašina va šičia, kuri suktų va ten. Jums ten reikėjo, taip? Jo, aha. Ne, nebuvo. Nebuvo? Aš pristabdžiau, pažiūrėjau į dešinę, nieko nėra važiuoti. Aha. Ir jūs net negalvot, kad čia? Ne, tai be abejo, mano pagrindinis. Taip. Kažkaip net nesusimaščiau, kad gali tai būti moteris, ne vietinė, tai matomai tą ženklų net nepastebėjau. Ir tiesiai man iš šono. Supratau. Ir sakot, nebuvo stiprus smūgis, kad jau pagalvės jūsų neišgąsdino, taip? Nu, mano greitis tik koks 20 buvo, nu kiek čia iš vietos pajudėjus. Tai, nu ne, man nešavė nei kitai mašinai. Supratau. Gal per saulę nematėt ženklą, mieloji? Šiuo atveju ne dėl įpročius pakeitusių kelio ženklų įvyko avarija. Moteriškė atvykusi į Šilutės rajoną kaip tik turėjo stebėti kelio ženklus. Juk į miestą atvažiavo, kur pavojai tyko iš visų pusių, kur gali gauti į šoną ir būti neteisus. Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone nesiliauja uostamiesčio kelių policijos biuro pareigūnų reidai dėl neblaivių vairuotojų išaiškinimo. Ryte viename miesto gale išrikiuojami laikinieji kelio ženklai, po to vakare jau kitame.
Vieną šeštadienio vakarą pareigūnų gretos ir laikiniai kelio ženklai buvo išrikiuoti prie pietinio įvažiavimo į Klaipėdą, prie Rimkų gyvenvietės. Buvo tikrinami automobiliai įvažiuojantis į miestą. Kone pirmam sustabdytam piliečiui Aleksėjui nustatytas lengvas girtumas – 1,12 promilės alkoholio. Labą dieną. Automobilio Mercedes-Benz Vito vairuotojas Vladimiras buvo kalbesnis. Toks geras oras. O ką gerat maždaug? Porą alaus? Nu va. 0,75. Buvo sustabdytas automobilis Audi 80, kuris važiavo be techninės apžiūros. Šio automobilio vairuotojui Aivarui taip pat nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,88 promilės alkoholio. Policijos departamentas vėliau išplatins pranešimą, kad tai Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras. Jis elgėsi santūriai, darbo pažymėjimo po pareigūno nosimi nekaišiojo, tarnybinė padėtimi nesidangstė, su pažeidimu sutiko, ant dokumentų parašų sudėjo ir teigė tiesiog per anksti sėdęs prie vairo ir važiavęs. Labą dieną. Netrukus buvo sustabdytas girčiausias šio reido vairuotojas limuzino Audi A8L vairuotojas Andrėjus. Jo organizme rasta 1,42 promilės alkoholio. O ant jo automobilio valstybinių numerių rėmelio puikausiai užrašas, kad tai ne bet koks, o kažkaip susijęs su Rusijos Federacijos mokesčių tarnyba automobilis. Toks geras oras ir kai išgirsi, kad kažkas dar važiuoja su dygliuotomis padangomis, suklusti. Nu. Pirmas, nieko pilna. Su vaiku važiuojam, tai nereikia. Viskas aišku, jeigu čia gyvena. Aš dėl to ir stabdau. Ką galit baust, kaip sakė? Ne, mes nesam suinteresuoti, kad baus žmonės tik perskirtas. Ne, viskas suprantama, tada sėkmės. O smagu su šipais važiuoti? Net gaila padango, ką darysi? Nuo 6:30 iki 9:30 vakaro Rimkose į alkotesterio dūdelę gavo papūsti 187 vairuotojai. 4 buvo neblaivus, tarp jų ir prokuroras. 9 vairuotojai buvo vartoję alkoholio, tačiau šio koncentracija jų organizme neviršijo leistinos normos. O Klaipėdos policija siautė toliau. Sekmadienį buvo uždarytas Vilniaus plentas. Tikrinta, kokie mes grįžtame pailsėję, pabuvę prie kūdros ar pasportavę. Štai vienas futbolo kamuolį pamušinėjęs alaus išgėrė, o toliau savo žodį tarė alkotesteris. Labą dieną. 0,90. Vieną alaus pavardykas. Negalima. O ką žaidžiat? Futbolą. Futbolą? Vieną alaus, kaip čia gali būti? 0,90. Gal 2 pavartojai? O už ką žaidži futbolą? Ką koja pasidarai? Nieko ką nepasidarai. Po kokių varžybų? Nu, už ką žaidži? Už futbolo komandos Arema. Turėsi bėdos dabar. Eik ten pas tą pareigūną. Nereikia galvoti, kad vairuotojo pasikeitimas su keleiviu liks nepastebėtas. Pastebėtas ir dar kaip pastebėtas. Štai studentai iš Tauragės bandė apsikeisti vietomis. Ir kas iš to? Nu, kodėl bandė apgauti dabar, nu? Dėl to, kad teises namuose paliko. Nu, tai, jeigu teises paviršai nieko tokio, patikrins, žinau. Žiūrėk, aš tau papasakosiu. Jeigu tu teises namuose palikai, patikrins pareigūnas ir paleis, supratai? Bet tokių baikų daugiau nedarykit. O tu dabar kaip atrodai dabar, nu? Galvojat, kad čia durniai susirinkę ir nemato, kaip jūs persidėję. Dar vieni pamatę policijos kordoną bandė Jakužėdą pasiekti atbulomis. Jos pasivijo, patikrino girtumą, automobilio su norvegiškais valstybiniais numeriais vairuotojo organizme rasta leistina norma – 0,35 promilės alkoholio. Vilniaus plente nuo 6:30 vakaro iki 9:30 vakaro patikrintos 197 mašinos. Nustatyta 10 kelių eismo taisyklių pažeidėjų. 2 girti, 2 be teisių, 4 važiavo be techninės apžiūros ir 5 išsigelbėjo savo organizme vežę leistiną normą alkoholio. Filmuoja reido reporteriai. Į rubriką pradedame iš nesuvokiamo manevro Taikos prospekte. Tai yra lenkimo prieš pėsčiųjų perėją ir staigaus kirtimo per stabdžius. Antras irgi geras. Trečioje eismo juostoje, ko gero net nepristabdė prieš pėstįjį. Garsioji Vingio ir Smiltelės gatvių sankryža. Ir savo ekranuose matysite realią imitaciją, kaip ir kodėl čia įvyksta avarijos. Šį kartą taksi automobilis išsigelbėjo. Kitą kartą taip keleivių gali įvažiuoti ir šonkaulius. Minios ir Bijūnų gatvių sankryžoje 5X nebūtų 5X, jeigu jo vairuotojas lauktų, kol jam švieselės reikiamos užsidegs. Ne, jis nelauks, jis apvažiuos. Šakiuose kitas eismo dalyvis prieš pat mokyklinio autobusėlio nosį išvažiavo priešingą eismo pusę, tai dar gerai, kad prieš tą nosį jis grįžo atgal į savo juostą. Netrukus savo ekranuose išvysite automobilio Volkswagen Passat manevrus, nusileidus nuo Sudmantų arba pirmojo Gargždų viaduko. Tuojau mes nusileidžiame ir žiūrime, kas bus. Ogi per dešinę, per šonus jis raus ir kiek pavažiavęs pasuks į įmonės teritoriją. Nieko jis nepažeidė, tik kelio ženklinimą. Ir bauda štai numatyta nuo 100 iki 300 litų.
Kitas Passatas jau Klaipėdoje, Minijos gatvėje, toj parodys, kaip reikia manevruoti. Išklydo dėdukas iš savo eismo juostos. Ir nieko tu nepadarysi. Dabar kipkiperių pilnos gatvės. Prie autobusų stoties nosimi į parduotuvę geriau automobilių nestatyti, nes atvažiuos studentas būsimas mokytas ir užstatys taip, kad nei krust, nei pirmin, nei atgal, nebent įžambiai. O dabar pamatysite tai, apie ką kalba dažnas. Apie lygesnį eismo dalyvį už lygius eismo dalyvius, kai tenka stovėti eilėje prie įvažiavimo į Jakų žiedą. Tik nesakykite, kad šuo visureigio vairuotojui labiau reikėjo už kitus įvažiuoti į tą Jakų žiedą. Nesakykite. Nieko naujo nepasakysime, teigdami, kad nuo Šilutės kelias tarp Rimkų iki Jakų žiedo yra tiesiog viena ištisinė linija. O neleistiną lenkimo manevrą padariusio Peugeot valstybiniai numeriai yra šie: DGD 455. Darius Gintaras, Darius 455. Ir savaitės pavairavimos Klaipėdoje tai istorija iš Šilutės plento. Kai po tokio pavairavimo pilietis gavęs į subinę, juk po to žliumbtų, teigdamas, kad jis nekaltas, kad jis gavo į subinę. Į kokią subinę, durniau? Jūs išvažiavote iš teritorijos į Šilutės plento 3 eismo juostą iš karto, neįsitikinęs, kad kitiems joje nereikės stabdyti. Apie kokias mes subinės šnekame, ką? Ir situacija jau kvepia avarinė situacija, kai atimamas vairuotojo pažymėjimas kartu su 800 litų mažiausiai. Toks buvo savaitės pavairavimas ir kadangi reidas yra švietėjiška lada, tai dabar išvysite savaitės pamoką. Mielieji, visi važiuojantis nuo arenos, iš prekybos centro teritorijos, link Taikos prospekto, turi įsidėmėti vieną pamoką, kad čia teritorija ir čia galioja dešinės rankos taisyklė. Sidabrinės spalvos automobilio Volvo vairuotojas turėjo praleisti reido reporterį atvažiavusi iš dešinės pusės. O dabar jau tikrai čiau. Šiandien viskas, pasimatome kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Beje, laida kartojama 5 kartus, o mūsų internetinėme puslapyje mus galite išvysti jau nuo trečiadienio. Būkite aplankyti ir sudie. Laidą Reidas pristatė Ainhel – įrankiai meistrams. Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.